Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę. Sveiki gyvi naujame susitikime, naujame online susitikime. Mes pradedam coachingo podcastą vėl su smulkaus verslo savininkais. Šiandien turime 2 naujus svečius. Man smagu supažindinti jūs su buvusiais grupiokais, jeigu taip galima įsireikšti. Vienas debiutuoja mūsų podcast'e, antrasis ateina atsiskaitinėti, kas gavosi, kaip gavosi ir taip toliau. Apie viską tuoj papasakosiu. Tai Saulius, labas Sauliau, girdisi tavo mikrofonas? Visi, gerai. Ir Dovilė, labas Dovilė. Sveiki. Nu, toks balselis dabar sveiki, žiūrėsim, kame kur kas čia yra. Pamenu mūsų pirmus susitikimus, pirmus pokalbius prieš kursą Stabilus ir pelningas, verslas Stabilus ir pelningas. Ir pamenu, Saulius sako, žinai, mano verslas toks įdomus, aš su trašom dirbu. Ir galvoju, tai, gerai, verslas kai verslas, koks skirtumas, traša, netraša. Ir dabar Saulius taip juokaudamas sako, mūsų verslai panašus su kosmetika. O kur čia tie panašumai, tai mes šiandien juos irgi aptarsim, susidėliosim, matysim, kaip viskas vyksta. Šitas podcastas yra skirtas išskirtinai verslų savininkams, esamiems verslų savininkams ir būsimiems verslų savininkams. Nes čia savo praktikomis dalinasi tie, kurie turi savo verslus, matė pakilimų, buvo ir nuosmukių tam tikrų ir žiūrėk, jie vis tiek išgyvenę. Ir klesti, ir auga, ir turi kitų planų. Ir šypsosi, kai aš sakau tą žodį išgyvenę ir turi kitų planų. Tai gerai, šiandien apie tai. Sauliau, gal pradėkim nuo tavęs, nes Dovilė jau pasakojo prieš gerą pusmetį praktiškai. Tai koks tavo verslas yra? Kas tai per verslas? Žemės ūkio sektorius. Verslas yra, gal pradėsiu nuo šūkio tokio. Gerai, pats tas, nuo to ir žiūrėjau. Įmonė Aminagra. Aminagra tai galimybė auginant kukurūzus ir žolę uždirbti daugiau. Tai iš principo visą tai ir sukasi apie tai. Ta prasme, mūsų klientai yra karvučių ar mėsinių gyvulių augintojai, plus tie, kas augina kukurūzus grūdam ar biojėgainiam, bioetanoliui. Viskas, kas prasideda nuo žolės ir kukurūzo, tai yra mūsų klientai iš principo. Ir mes padedam užauginti optimalų derlių, nusimti jį gerai, sukonservuoti ir atiduoti tiem gyvuliam, kad jie duotų tą maksimalų, kaip sakant, ar pieną, ar mėsą, tą produkciją. Tai va, ir visas tas mūsų krepšelis yra paremtas tuo ir mes sukam visą tą savo veiklą apie tai. Ok. Kaip tik savaitgalį su šeima po kukurūzų laukus lakstėm. Dar rado. Čia, žinai, kai ieškai randi visą laiką. Ok. Numeris 1 iššūkis, su kuriuo susiduria tavo verslas, Sauliau, koks yra? Geras klausimas. Atsirinkti vieną reikia tik tai dabar. Nes visi kiti, žinai, iššūkiukai tik tai. Numeris 1 iššūkis, sakyčiau, prioriteto atsirinkimas. Turbūt. Atsirinkas prioritetas yra, ne? Taip. Okay. Gerai, mes galėsim kai kuriuose vietose dar pasigilinti. Arba individualiam pokalbį. Dovilė, sveika sugrįžus į podcastą. Labai malonu. Aha, pažiūrėsim, kaip čia dabar malonu bus. Ir mes laikome žodžių. Mes tada šnekėjom, kad praeis daugiau mažiau pusę metų ir mes susitiksim pasižiūrėti, kaip viskas vyksta šiuo metu. Pamenant ankstesnį mūsų pokalbį, tu buvai tokia pakeliui vienus dalykus padėti taip, kaip veikia, nes pertvarkyti galbūt kitą kartą atrodo per daug sudėtinga, bet tai, ką daryti naujai, daryti pagal, taip kaip reikia, taip kaip jau tu buvai išmokus. Ir tu buvai vienas iš tų pavyzdžių, kuomet Dovilės nematydom online susitikimuose, bet jis sako, žiūrėk, viską tu ramiai, aš žinau, kad eina šeštadienis, aš pusdienį klausau visų įrašų kelių savaičių, tada padarau namų darbus ir einu toliau dirbti.
Tai Dovilė, kaip tau šiandien sekasi? Beje, visus aprašymus, tai ką jūsų verslai, ką jie veikia, ką jie daro, yra podcast'o aprašyme, tai mes dabar taip daug ir neįsiplečiam, bet esminius dalykus. Taigi, Dovilė. Tai klausimas yra? Apie tavo dabartinį verslą, kaip jisai sekasi? Vienu žodžiu, tai kas ateina į galvą integracija, nes prieš pusę metų tai labai tvarkiau daug, kas neveikė ir sudeginus visą savo resursą supratau, kad ką įvardinai, pertvarkyti gal sudėtingiau negu daryti per naujo. Tai dabar tiesiog labai daug naujų integracijų vyksta versle tam, kad būtų plėtra ir augimas ne savo resurso kaina. Tai reiškia ir partnerystės naujos susikūrė, ir nauji investuotojai, ir pasidalinimas atsakomybių, ir tada mažiau mano resurso tokiem dalykam, kurių aš daryti kaip ir neturėčiau, nes turiu daryti tą, ką aš darau. Tai pasidalinimas atsakomybių, delegavimas, dvi galvos visada irgi sakiau, kad tikrai veikia geriau, tik pasitikėti kažkuo sunku. Tai džiaugiuosi, kad per tą pasitikrinimą atsirado patikimi žmonės ir integruojam. Gazdina tuo pačiu, nes tai vėlgi augimas, man tai lygų investavimas, ne tik laiko resursų ir finansų, bet įdomu, nes žinau, kad kely nesu viena, labai palaikymas šiuo metu svarbus ir žinojimas, kad turim bendrą viziją ir abiejų pusių interesas yra tas pats, kad kuo labiau padėti vienas kitam ir augti bendrai. Okay. Ir visiškai naujas mano projektas, kurį gimdau jau 10 mėnesių, jis irgi jau kaip ir ateina į dienos šviesą ir tiesiog paskutinis etapas, smagioji dalis yra sąskaitų apmokėjimas. Šiaip smagesnė būna sąskaitų išrašymas, o tu sakai sąskaitų apmokėjimas, tai aišku juokaudama, tai pardini. Jo, nes iš tikrųjų jau jaučiu, kad ir matau, kad ateina jau apčiuopiama dalis, kada galėsiu pačiupinėti, realizuoti ir kalėdos kaip tik ne už kalnų ir tokia aišku buvo saviplakos, kad kodėl nepadariau per 3 mėnesius, bet vis primenu, vaikas irgi per 9 mėnesius kažkaip turi užaugti tam pilve, tai aš galvoju irgi, gal toks ir santykinai simbolinis tas 10 mėnesių ir pas mane. Bet dar kitas dalykas, ką su tavim susirašym, žinant tą mano paraką užpakalį, aš visada per tą skubėjimą labai. Tai iš tikrųjų, buvau per šitą pusę metų ir ant perdegimo ribos, kada nepaskaičiavau, kiek galiu, nes atrodo tikrai mėgiama veikla, tuo tikiu projektas ir norisi savęs atiduoti 110%, nes atrodo už kokių 3 mėnesių, gal jau galėsiu pristabdyti. Ir atėjau tą ribą, kad tiesiog pati supratau, kad dirbdama spinduliuoju tokią energiją, be žodžių transliuodama, nepirkit jūs iš manęs nieko, nes aš taip pavargau. Ir atrodo, stengiuosi daryti dar daugiau, bet pardavimai neauga ir suprantu, kad tas žmogus su manim bendraudamas jis jaučia, kad, nepirkit jūs iš manęs ir duokit man pailsėti. Ir kas labai gražu buvo iš tikrųjų toks, kada pasakiau viskas 3 dienom padedu telefoną, pasaulis nesugrius. Ir vidinį kova tokia vyko, nes jeigu aš čia padėsiu telefoną 3 dienom, tai kas čia dabar įvyks. Bet tiesiog tą sprendimą priėmus ir įsėdus į lėktuvą ir išskridus, iškart 3 pardavimai nieko nedarant įkrito, buhalterė atsiunčia tą skaitą, kad nieko nedarant ir gal aš tokį kaip ženklą priėmiau, kad tas sveikas balansas, kada tu duodi, bet tada tu ir turi pasikrauti, kad jisai ir veda į tokius gerus rezultatus ir kad gali bandyti kelnes per galvą apsiaut, ir ne visada ir turbūt niekada tai nėra sprendimas. Ar tu galėtum dar truputėlį ir papildomai pridėti, nes tai, ką tu vardini, iš principo tinka bet kuriam iš verslų. Visiems taip gali būti, taip vykstantys dalykai. O tu jau gali prasitart, koks dabar tas tavo naujasis verslas yra? Nes man tai knieti pasakyti, kaip ten viskas atrodo. Taip.
Nu, tai gal truputį tos priešistorės, kad aš 10 metų dirbu grožio srity, pas mane žinios, bagažas, kontaktai, mokslai, viskas su ta grožio sritim, kaip sakyta, statyta, lipdyta bazė buvo ir dabar aš tiesiog tai kaip ir realizuoju savo rankom per savo vardą ir paleidinėju skincare liniją, tai kaip būtų odos priežiūros linija. Veidas, kūnas, jau numatyta plaukai, plaukų linija ir darom dabar, startuojam su veidu. Ir kas jau laboratorijoje jau procese ir kūnas, ir žodžiu, labai ilgai trunka visi testai, efektyvumo, stabilumo, visa tai trunka nemažai mėnesių. Tai vat irgi iš kitos pusės vis primenu, kad aš galiu daryti greitai, bet ten... Bet tu kai kurių dalykų turi sulaukti, nes žinai, tyrimai ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tiesiog turiu auditoriją, turiu dar net produkto nėra, o jau kreipėsi į mane iš Prancūzijos, iš Dubajaus, kas nori distributoriais būti, platinti ir sakau, vyksta tiek daug visko, o dar vat net pačiupinėti, kaip ir realiai nėra. Ir prekinis ženklas dar tada. Taip. Koksai? Dovilė London. Opa. Turim reikalų. Ok, gerai, ačiū tom kart. Sauliau, dar taip žiūriu šypsaisi, bet aš nenoriu pamesti minties tavo, žinai, apie prioritetus ir prioritetą, ar kas tai bebūtų. Gali truputėlį pavystyti tą mintį, su kuo tas kasdienis galvos skausmas arba džiaugsmas pas verslo savininką vyksta, kuomet jam reikia daryti sprendimus dėl kas svarbiau. Koks veiksmas arba koks iššūkis yra svarbiausias. Kaip tu tai sprendi? Sprendžiu ganėtinai chaotiškai, galiu pasakyti. Ta prasme, aš turiu grubiai 10 kokių tikslų, tokių prioritetinių ir blaškausi nuo vieno prie kito iš principo. Tai vakar buvo ta pirma diena, kaip aš susirašiau juos visus tiesiog ant didelio lapo. Okay. Ir susirašiau, kiek man kas kainuoja. Ta prasme, aš ten darydavau tų planų N visokių ir tikslų ir kada padarysiu, bet niekad nesrašydavau, kiek tai man gali kainuoti ar nekainuoti. Ir iš tikrųjų tai man biški įnešė aiškumo. Ir praktiškai tas, ką aš įsivaizdavau, kad mano pirminis prioritetas, aš jau nufutbolinau į 4 vietą ir tiesiog persidėliau biški nuo ko pradėti. Tai... Žinai, taip šypsausi, nes man dabar galiu truputėlį čiut. Irgi prieš istorijas. Kalbam su Saulium, čia gera savaitė atgal turbūt, ne? Ir Saulius sako, žinai, man labiau padėtų, kad tu mane taip truputėlį čia į nugarą kvėpuotum. Ir Saulius praėjęs programą, sako, Sauliu, aš negaliu to kvėpuoti į nugarą, nes tai yra tavo verslas. Vienintelis dalykas, kuris gali būti, kad tu galbūt pats kvėpuosi savo labiau į nugarą, tai ateik į podcastą. Ten tu turėsi kai kuriuos dalykus pasisakyti. Ir dabar žiūrėk, mes darom podcastą, tu iš vakaro padarai vis tik tai, ką reikia padaryti, kad tau būtų ir pačiam tam tikras aiškumas didesnis. Ir dėl to aš labai labai nuoširdžiai džiaugiuosi, rodydamas tau tą būtent pavyzdį, kad niekas kitas, apart verslo savininko, neįsikels savo kažkokio tai, žinai, aiškesnio tikslo ir neprisivers gerąją tą žodžio prasme padaryti dalykus. Tai aš taip, žinai, į ūsą šypsausi, bet aš labai džiaugiuosi, kad būtent taip ir veikia, žinai. Tai, sorry, pasakiau, viskas. Ne, viskas vėl visiškai teisingai, iš tikrųjų, nes vakar visą dieną prasitrankėm, ten visur ir grįžau apie 8, jau tikrai tingiau kaip velnės kažką daryti, bet galvoju, reikia pasiruošti. Ir prisėdau, pasiruošiau, turiu dabar špargalką ir jau jaučiuosi kietas, nes viską daug man žinau. Kas tau špargalkai dabar parašyta, nes tie, kas nemato, turi čia Saulius pasidėjęs dabar tokių atskirą lapą, atšviesta viskas. Tiesiog anksčiau buvo tų pokalbių su Povilu ir aš vis sakydavau, kad man reikėtų pardavimų CRM įkinkyti, kad mano CRM yra kaip infobazė apie mano klientus. Nieks jos taip pastoviai nepildo ir jos, kaip sakant, kaip pardavimo įrankio nenaudoja. Taip, jeigu taip paprastai. Tiesiog, kad nepasimestum, kas yra tau klientai, kai procesas su jais vyksta, ten nebuvo. Būtent, labai patogu tas, kad važiuoji kartais aplankai per dieną ten 5-6 ūkininkų, sakykime, jų kartais ir tų vardų visų nepatsimeni. Tai tiesiog pasižiūri telefone, taip, viskas daug maž aišku.
Tai sakykime iš tos pusės, bet ten tų žingsnių sekimo, kokioj ten priedo, ten turiu kolegą, kuris, sakykime, man padeda tai ir kažkiek tai suprasti, kokio jisai stadijai šitą viso nėra. Ir jo, aš kaip šitą buvau, kaip prioritetą įsidėlios ir kaip nebūtų gaila, aš šį dabar nukėliau biškiai priekį, nes nusprendžiau, kad mano vis dėlto kitas šiuo metu yra prioritetas numeris 1. Aha. Tai ten dėl žolių, sėklų, sakykime, distribucijos antros, kaip sakant, įmonės paieškos. Nes dabartinį turim distributoriaus produkcija kaip ir gera, bet komunikacija tragiška ir tas man žiauriai nepatinka ir nenori, man reikia kažkokio plano B. Ir tau plus tai kainuoja atitinkamai. Ir man be abejo, tai daug kainuoja ir aš taip suskaičiau, kad tai, tikrai man tas svarbiau yra šiuo metu ir tai planuoju iki naujų metų šitą atlikti namų darbą, ta prasme susirasti, turiu aš tų 5 ar 6 potencialius tuos kas galėtų būti partneriai ir tiesiog reikia susirinkti, susidėlioti, kaip kas yra ir šitas man kaip ir pasirodė svarbiau. Tai tą CRM klausimą iš tikrųjų vasario mėnesį nukėliau. Jo, bet tada susidedi į datas tam tikras ir irgi tam tikras. Tiesiog aš pajaučiu, kad tai man netiek skauda, atrodo viskas daug maž važiuoja ir tai gali palaukti biškim. Gal tai ir klaida, vėl nežino, bet taip yra. Aš kažkaip labiau tas tikėtojas esu to, kad mes ar klaida ar neklaida sužinom šiek tiek vėliau, nes tuo metu, kada darom sprendimą, darom turbūt geriausią sprendimą iš tos informacijos, kurią turim. Tai lai bus vasaris, mes galėsim kovą susitikti ir pasižiūrėti, kaip tau dabar sekasi tada. Tai iš chaosėlio, ką vardinai, užtenka to tokio, jeigu tai būtų reguliarus, turbūt dar kiti dalykai pasimatytų, bet atsisėdimas, susirašymas, susivardinimas savo priduoda tam tikro aiškumo tada, ne? Toks atrodo, nieko stebuklinga, tiesiog paimi ir padarai. Tiesiog kaip žinai, kiek darbų reikia padaryti, biški tokio, rankos nasvyra, sakykime. Tai. Žinai, kad ir ta ir viskas labai svarbu ir dabar reikia ir tada, iš principo, ten blaškais ir nieko konkretaus nepadarai. Bet čia yra vienas iš tų variantų, turbūt ir Dovilė dar galės patvirtinti, kad tuomet, kuomet susideda tik tai galvoje mintys, kad kiek daug visko reikia daryti ir niekas neišdėliota laiko juostoj, pavadinkim taip, tai vienas iš tų teisingų kelių į perdegimą, į tuos burnautus, kad paskui jau nebesusilaikai, nebežinai, kas kur kaip vyksta ir iš vis, ką tu čia veiki. Tai dėkui už pavyzdį, nes šitas susitvarkymas, burnautus, jeigu tokie ir būtų, jie tolina. Ne tai, kad tu juos nustumi vėlesniam laikui, bet tolina, turiu omeny, kad ir mažina, kad jų ir mažiau tada būna. Dovilė kažkur susimašiusi dabar buvo. Ties kuriuo prisiminimu dabar buvai? Apie tos prioritetus galvojau. Aha. Pratęsim, nes tai yra labai svarbus dalykas iš principo verslui. Aš tai iš tikrųjų žaviuosi, kai vienas žmogus, jisai vienas ir jisai apsiima viską daryti. Bandžiau aš taip ir pati. Ir man taip neišėjo. Ar dėl to, kad mano, kaip sakytas, personality nėra tokia, ar dėl to, kad aš labai daug tų veiklų apėmus vienu metu. Ir vieną verslą tvarkau, kitą pradedu, kitą dar naujai įvedinėju ir atrodo, ir mažai tų paroj valandų ir tų 2 rankų mažai ir tada vieno kažko mesti nesinori, viskas vienodai svarbu atrodo. Ir pačiai vieną kažką daryti maloniau, kitą daryti nemaloniau. Man tai buvo išeitis ir puikiausias sprendimas turėti partnerystę su žmogum, kuris taip pat deda savo laiką, investuoja savo pinigus ir tada aš galiu jau daryti tą, kame aš, kas man miela ir kitas žmogus taip pat suinteresuotas rezultatais ir eiga daro tuos kitus dalykus ir realiai darom visus tuos prioritetinius dalykus ir darom viską vienu metu, tik tai ne 2 rankos. Gali patikslinti, kiek tavo atveju, nes čia turbūt kiekvieno formulė bus skirtinga, bet kiek tavo atveju užtruko laike, kad atsirastų kitas žmogus, kuriam tu galėtum perduoti dalykus, kurie pačiai nelabai patinka ir kad susikoncentruotum į ten, kur tu tikrai gera?
Aš gal pasakysiu, kad aš iš pradžių bandžiau turėti darbuotojus, rasti darbuotojus, kurie... Jo, aš atsimenu tavo šitus struggles, vadinkim. Tai buvo forever strugglai, nes supratau, kad jog žmogus niekada nebus taip suinteresuotas kaip aš, jeigu jisai gauna tiesiog atlyginimą ir bet kokios bonusų sistemos pas mane, jos irgi neveikia iki tam tikros ribos. Ta atskaitomybė žmogaus, jinai kažkur tiesiog jau pabėga, kai tai nėra žmogaus verslas ir įdėti žmogaus pinigai ir kai yra tik laikas. Daug mano atžvilgių, mano situacijoje daug žmonių to savo laiko nevertino, kaip ir aš pati. Ir kad surasti partnerį, pasitikrinti ir išsigryninti, 2 metus reikėjo su žmogum. Apie 2 metai nebuvo. Apie 2 metus su žmogum reikėjo visur pabūti. Visokiose situacijose. Ir kalbėtis apie tai, kas labai gerai veikia, bet dar svarbiau kalbėti apie tai, kas neveikia ir matyti, kad žmogaus atliepimas ir taip, kaip žmogus situaciją mato ir padeda jas spręsti ir tai yra viskas lengviau ir paprasčiau. Ir man tas buvo pasirinkime labai svarbu. Ne tada pasiūlyti prisijungti, kai viskas gerai ir veikia, o tada, kad yra žmogus, kuris nori prisijungti irgi tada. Nepaisant, kad ir blogai visas, kai kurie dalykai. Jo, bet matant irgi, kad labai paprastų elementarių dalykų tiesiog trūksta, kad viskas veiktų. Aš iš savo varpinės žiūrėdama, aš turbūt ir tą savo moterišką emocinę pusę irgi pajungdavau, kad viskas tokios dramos ir dar viskas taip sutirštinta ir mano partneris yra vyras, tai tas pas mus ta sinergija eina į nuostabi, nes ten yra analitika, struktūra, o aš galiu būtent per tą savo tokį flow, nes aš pati su moterim pagrinde bendrauju ir aš galiu tame tą savo laiką, energiją, resursą skirti. Tai, tymas yra labai svarbu, nors nemeluosiu, kad buvo ir tokių minčių, tai dabar kai pradės čia mums sektis, tai kam čia tada dalintis? Lyg ir norėčiau. Pramušė, nes pramušė, bet paskui tiesiog pagalvojau, gerai. Viena aš nepadarysiu tiek, kiek padarytume dviese, vadinasi, viena ir neuždirbsiu tiek, kiek uždirbtume dviese. Tai why not? Nes mano kelias jau buvo aš tokiam pasirinkime, kad arba aš tiesiog neturiu resurso ir vienintelis kelias man stoti, o stoti tai reiškia viskas. Vienas kelias tai yra į feilą. Nepasiseks, nes... Plus turėjai patirtį atitinkamai, ne tokia. O antras žingsnis arba tada priimti sprendimus ir tada yra 2 keliai. Arba visgi gali būti feilas dar kažkur ateityje, bet gali ir pasisekti. Tai aš tiesiog surizikavau, kad priimus teisingus sprendimus, pasidarius namų darbus, žinoma, ne ten iš gatvės pasigėtus kažką, bet kad irgi būtų intencija, vizija, interesas on the same page. Ir kol kas, jei galėčiau čia spjaut per tą petį. Mes svečiuose esame. Žinai, aš akcentuot kelis dalykus, tai ką tu vardini apie, nežinau, reikės kažkaip gal net išrašyti, kad vienas ar viena nepadarysiu tiek, kiek galim padaryti kartu, tuo pačiu vienas neuždirbsiu tiek, kiek galim padaryti kartu atitinkamai. Tai čia yra momentai ir man atrodo, tai yra momentai iš patirties, kalbant, ta rizika visą laiką mažėja. Yra kažkokia tai rizika, kad galbūt ir suklydai arba suklysi, ar vėliau kažkada tai bus klaidų, bet pasirenkant, nesvarbu ką, ar tai partnerį, ar tiekėjus, ar verslo nišą netgi, ta rizika visą laiką mažėja iš tos patirties, kurią tu turi. Galbūt 2 metai atgal būtum labiau suklydus negu kad dabar. Dabar tu turi daugiau patirties, vadinasi, rizikos jau yra šiek tiek mažiau. Aš linkęs tokių dalykų tikėti, todėl kad mes galų gale praėjo šiek tiek laiko, matėme ir to, kitaip sprendimus darom, iš didesnės patirties bagažo darom sprendimus. Saulius taip susimastęs dabar. Aš tik dar Navilės norėjau paklausti. Tiesiog tai buvo natūraliai ar kryptingai atėjęs žmogus, tas partneris? Aš neatėjau jis, nes aš jo ieškojau. Tiesiog šalia, aš pati nepastebėjau to žmogaus kaip partnerio,
tam tikrą laiką, bet jis šalia buvo ir aš jį kreipdavausi patarimų. Patarimų ten, kur aš siūlo galo nerandu, o pasirodo, ten net siūlo kamuolio nėra. Ten taip viskas paprasta ir vieną kartą pasitariu, kitą kartą pasitariu. Ir paskui tiesiog priėjom natūraliai, kad viskas įvyksta greičiau, kai sprendžiam dviese. Ir paskui galvoju, bet žmogus jisai atskaitomybės tai ir atsakomybės neneša, nes aš galiu jo paklausti, jis yra, bet gal aš kada reikės man vėlės, jo nebus. Ir tada buvo tiesiog toks abiejų pasitarimu ir susitarimu, kad tai gal davai metamės tada. Įforminam kažkaip oficialiai, ne? Jo, kad tada nebus taip, kad man atostogos, tai tu manęs čia ir nebeklausk, kai man tuo metu gal labiausiai reikės to patarimo. Ir dabar abu taip, sakau, tokia sinergija, bet pasitikrinom iki tol. Nebuvo iš desperacijos, kad viskas man reikia dabar čia šiandien ir ten jau einu scrollinu per Instagramo followerius, ką galėčiau pasikviesti, kas turi pinigų. Ne, tai buvo net ne pinigų, net ne visiškai ne pinigų klausimas, bet tai buvo, kad, kaip sakyt, vienas, kaip du tėvai į vaiką žiūri, vienas nori mylėti, rūpintis, kitas nori muštruoti ir ten paruošti, nežinau, kaip ten karo dievo. Ir žiūri, kad tada plėšo į vieną ir į kitą pusę. O pas mus buvo toks bendras, kad abu tą patį turim požiūrį ir kad nebus, kad išdraskysim. Vienas sakys, aš noriu auginti, o aš sakysiu, aš noriu išvažiuoti medituoti ir nedaryti nieko. Tai ta mūsų sinergija su juo buvo tiesiog puiki. Ir per 2 metus to bendro, kaip ir partnerystės neįformintos, realiai priėjom prie to, kad sakom, tai all in ir forminam tada. Dėkim parašus. Klausyk, taip užklausiai ir aš tokiu man atkartojimu, kad dažnas verslą kuriantis atliepia vienus iš esminių dalykų, kokios yra to verslo savininko arba atskirose situacijose verslo savininkų, bendrasavininkų vertybės. Kiek jūs matot, jau Dovilė pirštumoja, Sauliau, kiek tau tas koreliuoja šitas momentas gerai, aiškiai suprasti, įsivardinti savo vertybės ir verslą vystyti, remiantis vertybėmis? Tai bando koreliuoti, sakykime. Okay. Ką tu turi vertybės mintyje? Man visą laiką buvo toksai, kaip čia pasakyti, softas, toksai biški burtai, abrakadabra. Aš ten tas vertybės, aš nežinau, prieš 5 metus turbūt buvau pasirašęs ir iš karto įmečiau stalčių ir pamiršau jas. Okay. Ir kaip mes čia buvom tam small business, tam kurse, gerai, aš čia susirašiau. Ir tarp kitko ir vakar dar pasižiūrėjau ir daugiau mažiau taip galvoju, kad jos ten mano ir yra tos vertybės. Kiek aš jomis vadovaujos, nežinau, ta prasme, aš specialiai jomis nesivadovauju. Kaip yra, taip yra. Ta prasme, prieš save stengiuosi neiti, aišku. Ir tam versle, taip nėra jos pas man ant sienos užrašytos tos vertybės. Aš jas daugiau mažiau žinau. Tai tiek aš jomis ir vadovaujuosi. Okay. O jeigu ten, nežinau, pratęsiant tą pačią mintį dėl partnerio kažkokio, turbūt, kad čia labai daug yra tiesos, gal net jau visa tiesa, kad taip, jis turi tos vertybės būti panašios, kad nebūtų kardinaliai skirtingai, nes čia faktas, kad iš karto veda į konfliktą. Ir dėl tų partnerysčių irgi aš taip ir esu ganėtinai atviras tam, bet aš tai iki šiol neradau tokio, kad šitas tinka žmogus. Gal ir neieškojau labai. Aš norėjau perklausti, žinai, neradau, nes neieškojau ar netitiko, žinai. Dar kažkas. Aš manau, tai dalinai yra ir dėl manęs pačio, tiesiog paties. Tiesiog aš įsivaizdavau, kad tas mano verslas yra ganėtinai silpnas ir aš taip jaučiausi silpnesnė pozicija mano. Taip, dabar sakykime, aš jau taip jaučiuosi ganėtinai sustiprėjęs. Tas mano pozicija jau ganėtinai yra, sakykime, lygiavertė, stipri, nežinau, kas ten bebūtų, kas ten ateitų. Ir šiuo atveju aš jau jaučiuosi žymiai tvirčiau, kaip sakant, drąsiau dėl kažkokių tai partnerysčių. Bet neieškau pats
Aha. Iš dangaus nukrys, kas gerai, pasišnekėsim, pasižiūrėsim. Kitaip sakant, tu esi pasiruošęs, jeigu tai būtų? Jo, iš principo aš tikrai sutinku su Dovilė, kad komanda yra gerai ir pasitart faktas, kad kartais labai yra gerai bet sakau, taip nėra aplinkoje tokių žmonių ar iš kažkur tai, kurių sakyčiau, kad vau, šitas gali būti. Matysim. Ok. Nu, svarbu dabar tas klausimas, galbūt, kad jau taip tegul paskraidžia. Aš tai atliepčiau tokį dalyką, kad man visada buvo toks, kad mano versle niekas už mane geriau nežino. Tai man tą atsiverti partnerystę ir tam aplamai faktui, tai reikėjo tiesiog save nusvarbinti biškelį. O ką tu turi minty save nusvarbinti? Aš suprantu, ką tu sakai, bet, žinai, taip. Noras, kad daugiau būtų įvardinta. Save nusvarbinti, tai pripažinti savo, kad ir čia nežinau, o čia galbūt žinau, bet aš nežinau, ar mano tas žinojimas iš vis į kažkur gali vesti ir ar čia teisingas žinojimas. O gal kito žinojimas yra, kaip sakyti, ir matymas plačiau nei aš matau, gal yra naudingiau. Tai save tiesiog taip garsą primažinti savo ir atsiverti, kad kažkas galbūt ateitų, su vertybiškai panašus žmogus, su tam tikrom, kaip sakyt, kompetencijom. Ten, kaip sako, Rolls-Royce nori vairuotojai, neklausi patarimo Toyotos vairuotojo. Bet tiesiog nusisvarbint save ir toks per tą tokį pažeidžiamumą, nes tai labai pažeidžiamas turi. Kerta per. Oi, per karūną. Okay. Ir tada tiesiog matai, kad ateina vienas žmogus su idėja, kitas žmogus ir paskui taip natūraliai gaunasi, bet kol tu ten stovi ant to savo, kaip sakyti, kalno viršūnės, kur antram vietos nėra ir į visus žiūrėjo, kaip sakyti, galva nelinksta, kad karūna nenukristų, tai taip gali ieškoti, kiek tu nori, bet nėra kaip ateiti žmogui šalia tavęs net. Tai man tai tas nusisvarbinimas, jis buvo neskanus ir toks skausmingas biški, bet paskui aš pajutau, kad labai baimės, kada daug, tai visiškai paralyžuoja mintis, protą, emocijas, sprendimus ir kada atsiranda tas kitas žmogus, ar gal net žmonės, tada ta baimė kiek išsijungia, nes tada atsakomybė, kaip sakyt, pačio pamažėja ir tada viskas tiesiog ne kad per baimę ir kontrolę tokia milžiniška, kur ten viskas tik tai kažkokių gaisrų gesinimai, bet tada žiūri, kad kaip aš, pavyzdžiui, šiuo metu aš su jum bendrauju ir žinau, kad ten sėdi rinkodara, susirinkimas, ten 5-mečio planus dabar daro naujam projektui, o aš pati galiu sėdėti ir bendrauti. Nebūtų partnerystės, tai ką, aš turbūt nei ten nesėdėčiau, nei čia nesėdėčiau, nes jau būčiau perdegus, sudegus ir sakyčiau, nereikia jokių planų, nereikia jokių podcastų. Ir planų ir podcastų. Jeigu viską reikėtų daryti iš naujo, įskaitant jūsų jau įgytą patirtį, ką jūs darytumėt kitaip versle, kuriant verslą turiu omeny? Sauliau, gal nuo tavęs pradėkim. Aš manau, būčiau sutaupęs 2 metus, jeigu iškart būčiau įsigryninęs, ką aš noriu daryti. Okay. Nes dariau viską. Ir pamačiau, kad tai niekur neveda ir tiesiog tada jau išsigryninau, ką noriu ir tada jau pajudėjo viskas. Tai tau sakai 2 metų kaina to tam tikrą prasme, nes? Jo, manau, minimum 2 metai. Bet čia verslo labai daug. Daug kas per 2 metus realiai po 2 metų jų nebelieka. Tai artėja prie tos ribos. Ok. Tai čia būtų esminis dalykas, ne? Kas dabar man į galvą šovė. Dovilė, jeigu viską sudėjus, turimas patirtis, pradedi naujai, kas kitai būtų? Sistema iš pat pradžių. Prieš pradedant iškart sistemos įsivedimas, kaip, kas, per kur vyks. Tai čia ta bazių bazė, nes aš tą bazę pradėjau daryti po 8 metų. Mano kaina beveik 10 metus. Darytų dalykų, nežinau kaip, nežinau kodėl pasisekė, nežinau kodėl pasisekė, nepasisekė, nežinau kodėl nepasisekė ir tas ieškojimas galų, tai man 10 metus beveik užtruko prie to ateiti. Tai pirmiausiai sistema ir aš pati ką daryčiau, finansistai.
žmonės, kurie galėtų, žino kaip ir numatyti, ir planuoti, ir dėlioti, ir žmonės turi mokėti valdyti pinigus. Tai aš tai turėčiau labai stiprią finansų komandą, kas aš uždirbčiau, o pinigus valdytų ir ten, kaip sakyti, su mano patvirtinimais, bet ir patarimais, kaip geriau, tai būtų finansai ir sistema. Ir tada aš tiesiog kaip savo ten mechanizmo dalis, aš tiesiog darau sistemos tuos dalykus, bet žinau, kur visur kitur sistema veikia, kaip veikia, kur manęs nėra. Nu gerai, tai dabar toksai jau link pabaigos, dėliojant variantą. Jūs įvardinat tai, kas yra svarbiausi dalykai, įvardinat ir kas gavosi, nesigavo, čia jau kitas momentas. Visą patirtį sudėjus, įvardinat irgi savo atskirus momentus. Jeigu viskas taip ir veikia, idealiu atveju, galim truputėlį pafantazuot, atsakant į klausimą, idealiu atveju, jeigu viskas veikia, kaip jūsų verslas atrodo pilnai išvystytas. Po, savo įsivardinkit, metai, 3, 5, 10 metų. Kaip tai atrodytų? Kuris pirmas? Damom pirmenybė? Jeigu viskas veikia idealiu variantu, tai mano verslai, kosmosas. Plėtra, distribucijos, platintojai visam pasaulyje pardavinėja, ir klesti, ir auga. Ir toks sniego gniūžtės efektas gavęsis padaryti mano namų darbai. Tarsi, kad daugiau didėja, ne? Auga, plečiasi, taip tiesiog. Aš rūpinuosi produkto, kaip sakyt, kokybę, kūrimu, naujų produktų įvedimu, pavyzdžiui. O ta komanda, visi kiti atsakingi žmonės padeda auginti. Ir tik auga. Okay. Kai tu pradėjai vardinti, tokį, jeigu nebūtum pratesus tam tikros dalies, kad mano atsakomybė yra, tai tada lieka tik tai tokia, kaip tas svajuko dramblionė, tokia, aš norėčiau, kad tai būtų, bet šalia prie to, ką tu įvardini, pasakai, mano atsakomybė bus tas, komandos atsakomybė, o tai reiškia, kad dar ir komanda bus, jų atsakomybė, ten bus kiti dalykai. Vaizdingai supasakoji. Atrodo, kaip nupiešta atrodytų visas šitas dalykas. Taigi ir buvo nupiešta. Tai aš galvoju, kuo dabar pasikeitė šitie dalykai, kuriuos tu vardini? Einu link to. Tas piešinys jis nepasikeitė. Ten tik tam piešinį aš, kai save piešiau, aš buvau, visas pasaulis, aš taip Aš labai atsimenu tai, kad tu rodė, jo, būtent. Tai aš dabar gal sakyčiau, kad aš visgi jau tam į tą ratelį eini. Ratelį ir jau taip link centriuko. Ok, super. Ačiū tau, kad priminėjai šitą dalyką. Sauliau, kaip pas tave, kaip atrodo tavo verslas pilnai išvystytas? Kad per 5 metus jis jau pasieks tą tikrą brandą. Aš pats tapsiu verslininku iš amatininko. Ir, sakykime, per 10 metų jis daugiau mažiau bus pasiruošęs kapitalizuotis. Ok. 5 metai plus dar tada į kapitalizaciją, jeigu taip einant, ne? O ką tavo žodžiais reiškia ir kad kitiem būtų aiškumas save atrast, ar jisai vis tik tai amatininkas, ką reiškia tapti verslininku, tu uždėjai tą skaičių 5 metai. Per 5 metus iš amatininko tampi verslininku. Ką tau iš tikrųjų tai reiškia? Reiškia, ką ir Dovilė minėjo, sistemų sukūrimas pilnas. Aš pasitraukiu šiek tiek į šalį ir daugiau, sakykime, deleguoju, strateguoju ir mažiau darau taktikos ir darau tą, ką noriu. Kas yra tai, ką tu nori daryti? Važiuoju į ūkius, kurie man patinka, dalyvauju konferencijose, dalinuosi su tais, kam noriu ir ką noriu duoti, tą prasme. Okay. Mėgaujus verslą. Super. Dovilė, pridėsi kažką? Taip, tu energingai, tu klausai, Sauliaus, taip liuksus, šeina į mėtą, rodo, ir tu papasakok tada. Nes nuostabu, kaip mes praeinam tą visą kelią.
praeinam tą visą kelią ir pabūnam ir tuo matininku, ir tuo buhalteriu, bet kad vat, ateina ta branda asmenybės, Aha. pirmiausiai, kad jau aš galiu, jau stuburiukas tvirtas, jau klaidų pridaryta iš jų pasimokyta, kelių įvairių išbandyta, žinau, kas veikia, kas neveikia ir tas asmenybės branda atveda tą verslą į brandą irgi. Tai man tai atrodo, čia tas aha momentas, kad mes jau vien pastebim tai ir kad suvokiam, kad lemba, galiu, niekas nekliudo, esu pasiruošęs ir tai padarysiu ten po X laiko. Okay. Per X laiko. Per X laiko. Nes daug žmonių, ir aš pati tokia 10 metų buvau, pabandyk tu iš manęs tą matininką išmuštų. Pasakyk, kad kažkaip kitaip galima. Tai tas deleguot gali. Ta ranka išdirbta, žinai, su tais Viską mozoliais. Tai būtų. Taip davus būtų. Na, jau vaizdingai supasakoju, net mozoliais ranka. Oi, geras. Ir aš tai tik norėčiau prieš pabaigą, kad jūs, ponas Sensėjau, mums atlieptumėte į tai, ką išgirdote, tiesiog gal tokį vieną, taip, patarimą duoti, kaip jau prašoma galima, tai prašau, patarkit, atliepkit mums, mes atliepim, norim išgirsti iš jūsų. Aš galbūt tai ne tai, kad čia patarimo ar dar kažkuo tai panašau, žinai, aš vis galvoju, koks tinkamas žodis yra, bet tu, kadangi čia Speak London Good, žinai, šitus visus dalykus, jeigu taip pat sudėtumėt, man reikės pagalbos tavo tam žodį, nežinau, gal ir Saulius irgi vardins šitą. Klausimas tai vis tiek į tą patį ir užduotis pavadinkim taip į tą patį yra, jeigu viską sudėtume mes į vieną, nuo to momento, kai jūs pradėjot, nuo to momento, kai jūs susidūrėt su pirmom savo sėkmėm, džiugesiais visais, nesėkmėm, galvojimu, kad velniop, viską čia metu. Ėjo kitas momentas, ėjo mokymasis, ėjo jūsų suvokimai, supratimai. Galų gale net ir dabar, kad jūs esat podcast'e ir pasakojat ir jūs klauso kiti, kaip jums patiems atrodo? Ir man atrodo, čia tas klausimas yra labai galinantis verslo savininkui. Ką visa šita patyrimas ir šiandien diena, įskaitant ir mąstymą, nekalbant apie jūsų veikimus, įskaitant ir mąstymą, ką, čia tas žodis, prediktina į ateitį jums ir jūsų verslui. Dabar nežinau, kaip tą prediktina. Nuspėja. Matai, nuspėja, gaunasi tokiu, kad gal taip, gal nežinai, bet jis labiau tokiu, kuris pagrįstas, kad numato. Ką ta ateitis jums numato, suvedant viską, ką jūs iki dabar darėt ir iki dabar ką galvojot, kalbant apie jūs ir jūsų verslą. Kas galite atsakyti? Iš mano pusės, manau, aiškumą. Aiškumą. Tas labai svarbu, kad tu, žinai, kažką tai matai tą tunelę gale šviesą, tu, kaip sakant, kryptingai eini, ne kampais prie to. Okay. Tai be abejo, ten yra kampų ir ten, tai tokie pokalbiai ir dalykai padeda kažkiek nukirsti tas kampus, bet jo esmė, kad tu turi krypti. Tu neplauki pasroviui, bet tu plauki ten, kur reikia. Okay. Tas, manau. Ok, ačiū tau. Dovilė? Įgalina veikti, suteikia drąsos veikti ir šitie du žodžiai mane, aš sakyčiau, numato, kas bus ateityje. Nes kad bus kliūčių, bus, bet, kaip semkės sulukštensim, nes bus drąsos veikti, žinant, kad daug kliūčių buvo ir įveikėm, ir praėjom, ir verta, ir kad tos kliūtys jos tiesiog, gal ir retės, ir mažės, ir, bus tokie prieskoniai. Yeah. Prieskoniai priminimas, toks biškai wake up call, kad, biškai čia neužsnaus, nes čia gali būti, geriau, tai tu biškai, toks pažadinimas lengvas. Ir ta drąsa. Nes gali turėti aiškumą, gali turėti žinojimą, bet jeigu nebus drąsos veikti ir baimės paralyžius ten sukaustas kūną, tai gali ten tau sėti nuostabiausias idėjas, gali dalintis, atsirasti 1000 partnerių aplink, bet nematysi nieko, nejausi nei savęs, nei nejausi, ko reikia, nei ko tam tavo verslui reikia ir tai paliktas sušalt ir numirs.
Oi, kaip čia perspektyviai susidėlioja. Juokas juokais. Man atrodo, būtent šitas momentas yra tas, kuris realiai verslo savininką gali įgalinti ir įgalina, kuomet jisai aiškiai gali apsibrėžti, ką jam ta ateitis numato, įskaitant taip, kaip jisai galvoja. Nes jeigu jisai galvoja iš tokios baimės perspektyvos, greičiausiai jam numato tuos tokius baimingus dalykus. Jeigu jisai galvoja ir veikia iš tos tokios, savęs challenginimo, savęs auginimo per tą perspektyvą, jam tada tai duoda į naudą. Ir tai, žinai, įvardinimas, Sauliau, kai sakėjai, toks priminimas, žinai, toks, net jeigu ir tu neliesi ir matai šviesą tunelio gale, žinai, vienas gali sakyti, tuo išeisim ir bus viskas gerai. Tai, žinai, su tokiu palinkėjimu, laita šviesa būna į tai, kur jūs išeisit, o ne tai, kad tenai atvaro traukinys į jūs. Nes tada prašiau, žinai, gali būti. Tai žiūriu visiškai pabaigoje. Galbūt dar kažkoks, nežinau, vienas žodis, vienas sakinys, ką jūs norėtumėt perduoti tiems, kurie vysto verslą ir kai kuriuose vietose mato, kad kai kartais būna sunku, arba kai kuriuose vietose net mato, kad yra gerai, bet kažko neįvertina. Kokį jūs palinkėjimą jiems paliktumėt, galbūt net ir savo paliktumėt? Aš tai ir savo, ir visiems klausantiem, kad mes neaugam iš žinojimo, mes augam tik iš patyrimo. Todėl save įgalinti, gaupti žinių yra labai svarbu, jei tai koja priveja antra pusė ir veikimas, ir tų žinių pritaikymas. Nes žinojimas be aplikacijos tų žinių jis vertas nieko. Tai tiesiog drąsos veikt, mažais žingsniukais, bet veikt. Okay. Ir tada gali būti ir tarptautinis verslas ir jūs sakyta, ne? Tada visko gali būti. Ok, ačiū Dovilė. Sauliau. Aš principą pritariu Dovilį. Drąsos veikti, nes iš tikrųjų tie visi mokymai, visi tie dalykai, taip, duoda tau kažkokios patirties, bet nieko nedarant, tai yra praktiškai labai mažai naudos ir jau pats aš savo kailiu matau tai, kad ko nedarai, tas ir naina, pamiršti. Gal ten kažkokia kropytė lieka, tai to ir palinkėčiau, kad kaip ir N kartų visi girdėjom, reikia daryti, tai reikia daryti. Nes kitaip konkurentai padarys greičiau. Taip, konkurentai padarys. Ok, klausykit, ačiū Jums labai, ačiū už pasidalinimus, už tai, kad Jūs kai kas išdrįsot, kai kas pakartojot atėjimą čia į podcastą. Čia buvo Coachingo podcastas ir kalbiname jame karts nuo karto atskirą tokią skiltį, turėdami smulkaus verslo savininkus, kurių dalį kelionės vis matome, matom jų iššūkius, matom jų džiaugsmus ir nuoširdžiausiai linkim ateityje, kad to džiaugsmo būtų daug daugiau. Pamaišyto šiek tiek su viena kita nesėkme, kurie jūs irgi augins, nes jų irgi būna ir jų irgi lygiai taip pat reikia, bet sėkmių bus daugiau. Aš labai to tikiu, to ir linkiu. O tuo pačiu dėkui visiems, kurie klausėt mūsų. Coachingo podcastas ketvirtadieniais, kaip visada. Karts nuo karto apie coachingą, karts nuo karto apie tai, ką coachingas gali padėti šiuo atveju smulkiems verslams. Jeigu mūsų klausotės savo podcast, podcastų linijoje, nesvarbu kur, ar Apple podcast'e, ar Spotify, ar dar kažkur, užsiprenumeruokit, žinosit kitą kartą, kad išėjo naujas podcastas, o tai bus greičiausiai kitą ketvirtadienį. Tai ačiū Dovilė. Ačiū Jums. Ačiū Sauliau. Ačiū Jums. Ir ačiū visiems, kurie klausėt. Iki malonaus. Viso. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.